Tai oficiali programa kaip ir eina į pabaigą, nes sutarėme, kad reikia skelbti referendumą, sutarėme, kad reikia atšaukti nekilnojamą turtą, kuris ten užstrigęs. Tada klausimas šitiem išminčiam, ką tik man pasakė, kad jie taiko medianą dar kažkodėl. Jeigu apmokestina namus, kodėl neapmokestina pinigų, kodėl neapmokestina paveikslų, kodėl neapmokestina papuošalų, batų, ko užkliuvo namai? Lengva, tai kvietėme šitas švilytės, negirdėjo, gal dar kartą pabandom pakviesti ir priduosim į VRK referendumo klausimus, iniciatyvinė grupė kaip ir yra jau, ir bus paskelbta, kada bus reikalinga balsuoti. Ir manau, kad atėjo laikas mums patiems pradėti tvarkytis, o nelaukti, kol susitvarkys. Čia buvo komentarų, kad reikia Tado Blindos, kuri padarytų tvarką. Palaukit, Tadas Blinda gal ir darė tvarką, bet jis vogė arklius, tai nemanau, kad bus geriau. Todėl kiekvienas iš mūsų, kai paskelbs apie referendumą, kiekvienas iš mūsų turėsim įdėti savo darbą tam, kad mes būtume šeimininkai, o nelauktume Blindos, kuris pavogs arklį. Tai truputėlį dar triukšmo gal ateis. Ten sėdi ne glušiai moralinė prasme, bet ir tiesioginė prasme glušiai, kurie tikrai nieko negirdi. Ir kur tas pasisakymas, kad reikia kalbėtis? Kur? Išeikime kalbėtis, nereikia kartuvių, nereikia, tai palaukit. Nu tai sekantį mitingą tada gilitiems nežinau. Bet tikiuosi, kad mitingo nereikės ir visi pasielgsime kaip reikia. Tai dabar norėjau paprašyti paploti jums patiems savo už tai, kad jūs šaunuoliai, kad jūs neįsigandot šito blogo oro, kad susirinko. Ir aš labai tikiuosi, kad tai yra, ir tai aš labai viliuosi, jog tai yra didelių darbų pradžia, kurią mes visi kartu padarysim. Oficiali programa baigėsi, dabar visi, kas labai nori pasisakyti, gali pasisakyti. Už jų kalbas ir pažadus aš neatsakau, su organizatoriais tai nebeturi programa nieko bendro. Jeigu siūlys griauti Seimą, negriaukit, nes atstatyti reikės iš mūsų pinigų. Langų irgi nedaužykit, nes irgi reikės iš mūsų pinigų. Šitas mitingas yra prieš bereikalingą apmokestinimą.